Labadiena, čia Kauno dienos studija ir kas matėt mūsų, nežinau, ar galima vadinti pirmą pokalbio dalį, tai iš dalies tai yra antra pokalbio dalis, nors tema bus kita. Pirmą pristatau gerbiamas Rytis Krušinskas, Kauno technologijos universiteto finansų profesorius. Labadiena. Labadiena. Kalbėjome apie tai, kaip nepatekti į paskolų ratą pirmoje pokalbio dalyje, o jį patekus iš jo išbristi. Šitas pokalbis yra Kauno dienos YouTube kanale, nesunkiai randamas. Šiandien mūsų pokalbio tema yra kita, tai yra finansiniai influenceriai. Kaip atskirti ekspertą nuo manipuliatoriaus. Finansai. Norim gerai visi gyventi, daug kas sako, reikia investuoti. Investuoti mokame retas, bet istorijų sėkmės girdime įvairių ir tuomet norime patys būti sėkmingi. Ir taip kyla noras investuoti, kaip nepadaryti klaidų, kuo tikėti ir kuo netikėti, gerbiamas Rytis mums ir patars. Taigi, pirmas klausimas. Kas kuria didesnę vertę eiliniam investuotojui, tokiam kaip aš? Ar akademinio pasaulio žmogus, kaip jūs, ar tas bičas su Lamborghiniu iš socialinių tinklų? Jeigu taip jau tikslumo dėliai, tai turbūt pačiam pokalbio pradžioje svarbu būtų paminėti tokį dalyką, ką jūs taip pat paminėjot, patars. O čia ir yra tas skirtumas tarp patarimo ir švietimo. Švietimo, sakykime taip, švietimo įstaigos atstovas, tarkim aš, akademinės bendruomenės atstovas, aš galiu jums pasakyti, kaip atrodo tas investavimo procesas iš visų pusių, supažindinti su rizikom, privalumais, bet aš jums nepasakysiu, ką jums reikia daryti jums asmeniškai. Tuo tarpu, tas sprendimo priėmimas, ką man daryti, ir dažniausiai yra ta pilkoji zona, arba kur žmogus ieško, kas už jį nuspręs. Jeigu trūksta žinių, ieškau, kas nuspręs. Jeigu aš matau, kad yra daug galimų alternatyvų, ieškau patarimo, kas už mane nuspręs arba patars. Tai šioje situacijoje aš sakyčiau, kad yra skirtumas tarp švietimo ir supratimo pačios sistemos ir patarimo, kur galbūt slypi visiškai kiti pavojai. Tai, žinoma, aš nieko kito negalėčiau atsakyti, tai pasitikėkite tai žmonėmis, kurie yra iš akademinės terpės, arba tai žmonėmis, kurie atstovauja oficialias institucijas, nes jos turėtų būti tie, kurie jums apibūdins tą jūsų pasirinktą investicinį objektą iš visų pusių, tame tarpe paminėdami ne tik tai galimybės, bet ir rizikas. Kai mes daug matome, kas vyksta fintoke, finansai ir tiktokas, fintoke, tai tikrai matome labai daug tokių patarimų, kad imk tą, būsi toksai, arba būsi sėkmingas, uždirbsi daug ir taip toliau. Bet jeigu tai įtikina, tai žmogaus pasirinkimas. Aš turbūt to nedaryčiau. Ir nedaryčiau todėl, kad investavimas visų pirma yra ne tik tai grąža, bet tai yra ir galimi nuostoliai. Investavimas ir rizika. Galų gale, jeigu mes imtumėm tuos du bazinius dalykus – pelnas ir rizika. Tai kuo didesnis pelnas, tuo didesnė rizika. Ir šioje vietoje labai norėtųsi palinkėti, kad tiems, kurie domisi investavimu per patarėjus įvairius, turiu omeny tuos, kurie yra fintokeriai, galbūt taip įvardinkime. Finfluenceriai, fintokeriai, kad šiek tiek pasidomėtų istoriją, pasidomėtų tais žmonėmis, jų patirtimi, galbūt atsiliepimų paieškotų apie tai, kaip vartotojai, galbūt tų paslaugų, produktų vartotojai atsiliepia apie jau apturėtas naudas, o gal susidūrė su kažkokiais tai blogais dalykais. Kas jums asmeniškai būtų pirmas pavojaus signalas, žiūrint fintokerio kažkokį tai video ar ne, ar skaitant tekstą, kuris kviečia kliautis jo patarimais, ar remiasi savo sėkmingą, o gal ir iš tiesų sėkmingą patirtimi, kur tos raudonos vėliavėlės, į kurias reikia kreipti dėmesį, kad iškart galima susidaryti įspūdį, jog to žmogumi geriau, tuo patarėju geriau nepasikliauti. Tikrai nieko nesinori imti kaip asmeninio kažkokio tai, pavyzdžio, bet... Asmeninam. Aš manau, kad pirmas momentas, tai klausant, tikrai galimų sėkmės istorijų, reikėtų pamatyti šiek tiek pilnesnį paveikslą. Ir uždarbis arba grąža vėlgi turėtų būti labai aiškiai identifikuojami su laikotarpiu ir su galima rizika.
O čia tas rizikos įvardinimas dažnai gali būti priimamas kaip antireklama. Na, kitaip tariant, jeigu aš sakau, kad per metus galima uždirbti, tarkim, 20%, bet taip pat galima prarasti visą pinigų sumą. Tai ne penktadalį, kurį aš uždirbsiu, bet visą pinigų sumą, reiškia, minus 100%, jeigu jau visiškai matematiškai suvesti. Ir jeigu nėra įvardyjamos tos galimos rizikos, jau man iš karto yra raudona linija. Taip, aš suprantu, kad finansinio raštingumo lygis, tas suvokimo, patirties lygis yra labai skirtingas, bet norint pasirinkti tam tikrą finansinį produktą ar investuoti kažkur, tai namų darbus pasidaryti reikia. Ir va šioje vietoje geriausiai savo poreikius žino pats žmogus. Viena medalio pusė. Bet kitas momentas tuomet, jeigu aš neturiu pakankamų žinių ir noriu investuoti, tai pasidomėti, o ne pasikliauti, pirma, antra, trečia kažkokia tai video, sakykime, informacija, yra labai rizikinga. Paprastai tariant, jeigu žmogus kalba tik apie pelną, sėkmę, bet neįvardina rizikų, jau yra didelė raudona vėliava. Ir rizikas reikėtų įvardinti labai aiškiai paaiškinant, koks galimas nuostolis, tame tarpe ir visiškas pinigų praradimas. Nes tai, kas yra linkę labai staigiai augti, finansų rinkose gali būti ir tie patys kritimai. Kitaip tariant, be žalių vėliavėlių kilimo gali būti ir raudonos vėliavėlės kritimas. Per kokį laikotarpį, kokia yra istorija. Ir vėlgi, cikliškumas yra vienas iš tokių būdingų bruožų. Tai reiškia, yra kilimai, yra kritimai. Jeigu istorija yra tokia, kad kalbama tik tai apie kilimus, ir pernai metais kilo, ir užpernai kilo, ir toliau tik tai kils, vėlgi, reikėtų žiūrėti labai atsargiai, nes istoriniai duomenys finansų rinkose ne visą laiką yra linkę kartotis. Net ir sėkmės istorijos prisiminiau Honda koncerno atvejį, dabar po 70 metų pirmas nuostolis. Tai tiek metų buvo sėkmės. Bet apie bangas kalbant, man labiau kriptovaliutos sukasi galvoje ir tai irgi dažnai pristatoma kaip sėkmės istorija. Kaip jūs žiūrite į tą būdą, sėdint ant sofutės, lengvai užsidirbti pinigus, neturint finansinio išprusimo ir žaidžiant, šiuo atveju sakau, žaidžiant su kriptovaliutomis? Žinot, tai yra labai toksai subtilus klausimas, nes istoriškai pasižiūrėjus tą ilgą laikotarpį, kriptovaliutų, neįvardinkim konkrečiai, kurios tikrai gali būti sėkmės istorijų, ypač tiems, kurie kažkada labai senai investavo ir dabar mes galime kalbėti apie triženklius pelnus, sakykime, ir taip toliau, ir to nenuneiksi. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm atskirus laikotarpius, tai ten taip pat buvo ir labai didelių kilimų, ir labai didelių nuosmukių. Tai tokiuose finansinės sėkmės istorijose labai svarbu matyti pilną paveikslą. Tai yra, kad įsigijimo momentas, kai aš sumoku už tam tikrą turtą, ir jo pardavimo momentas ne visą laiką bus tas aukščiau horizontalis, kitaip tariant, kilimas. Ir tai labai priklausys nuo to, kada man reikia pinigų. Galbūt aš ir išlauksiu to momento tuomet ir parduosiu tą turtą, aktyvą, kai jis bus pakilime ir dėl to turėsiu, sumokės komisinius ir taip toliau savo naudą. Bet galbūt man pinigų prireiks tokiu laikotarpiu, kaip tik, kai bus nuosmukis ir aš parduodamas, dėja, bet neapturėsiu tos finansinės naudos. Kaip tik mano bičiulis buvo tas, kuris pirko anais laikais kriptovaliutų ir buvo situacija, kad jam reikėjo ir pinigų, ir tuo metu ta kriptovaliuta labai žemai krito. Ir jisai išsigandęs, kad ne dar žemiau gali kristi, ir iš vis, kad tai yra burbulas, pardavė ir patyrė nuo didelės sumos didelį finansinį nuostolį. Tai išlaukti 14 ar kelias dešimtis metų, tai irgi toks jau čia yra investavimas. Matot, čia ir yra tas dalykas, kurį mes vadiname rizika ir likvidumas. Likvidumas tai kaip greitai aš galiu neprarasdamas vertės atgauti savo pinigus. Ir kuriame laiko taške, jeigu mes jau brėžtumėm tą tokią tiesę, man gali prireikti pinigų, kad aš priimsiu sprendimą parduoti savo vienokį arba kitokį turtą. Ar tai bus finansinis turtas, ar tai nekilnojamas turtas ir kokia bus situacija rinkoje, labai sunku nuspėti, arba kitaip tariant, neįmanoma nuspėti. Tai kriptovaliutos kaip po investiciniai objektai, jie ir pasižymi tais labai greitais ir staigiais, tam tikrais laiko momentais, svyravimais. Ir jeigu tuo momentu, kai man prireikia, arba jūsų minėtas pavyzdys, prireikia pinigų ir
truks plyš. Nu, turiu turto, kito kelio nematau, jį reikia parduoti, taip, tai yra nuostolis. Žiūrint į tas įprastinės akcijų rinkas pasaulyje, na, tas pats S&P 500, 500 galingiausių Amerikos kompanijų. Tai taip, ir tie indeksai turi savo sviravimus, nes yra atskiros kompanijos, jų akcijų kainos kyla, krenta, COVID skirtingai paveikė, vienos įmonės, sakykime, augo daugiau negu buvo tikėtasi, kitos, tarkim, tos, kurios buvo susijusios su kontaktiniu tam tikrų pajamų gavimu, pavyzdžiui, oro linijos arba gamintojai tam tikrų orlaivių, neminėsiu pavadinimų, jos akcijų kainos krito, bet bendrai tas indeksas, jis toks, išlaiko tokį stabilumą. Per metus yra įvairių tų procentų augimo, jeigu taip jau visiškai paprastai kalbėti, bet dažnai mes kalbam vis tik tai apie tą ilgalaikį periodą ir ilgalaikime periode 12-14% grąža yra tikrai ne kažkoks tai utopinis variantas. Bet žinoma, priklausomai nuo to, kuriuo momentu gali prireikti pinigų ir jeigu aš norėsiu parduoti tą savo turtą, gali būti nepalankių situacijų ir taip atsitiks. Tai žiūrint į tuos tradicinius investavimo, sakykime, objektus, tarkim, tas pačias įmonių akcijas, jos vis tik tai turi tą tokią stabilesnę, mažesnės sviravimo amplitudės, tą kreivę, lyginant su kriptovaliutomis. Bet ir vienas ir kitas yra objektai patrauklus investuotojams. Viskas priklauso nuo rizikos laipsnio. Kiek aš esu linkęs rizikuoti, o rizika yra apdovanojama arba baudžiama. Kitaip tariant, didesnė rizika, galimas didesnis pelnas. Nes tas tradicinis, vadinkim taip, investavimas į įmonių akcijas, kur ypač kai daug tų įmonių yra, tas procentas jis yra gerokai mažesnis, grąža yra gerokai mažesnė, ar ne, negu kad kriptovaliutos ar kažkokie išvis neaiškus būdai, kurių tikrai nesu ekspertas, bet tas pats Lamborghinis mano paminėtas pokalbio pradžioje, kuris buvo ir Lietuvoje čia toksai žmogus, kuris puikavosi tuo automobiliu, sukuria greito praturtėjimo iliuziją. Ir mes žmonės vis tiek esam, godus, gal negražus būtų žodis, bet norim turėti daugiau, ar ne? Natūralus žmogiškas noras. Ir vat kaip neužkibti ant to greito praturtėjimo kabliuko, jauko, kuriuo, man atrodo, tie finansiniai manipuliatoriai ar finfluenceriai ir mėgsta naudotis. Na, žinot, vėlgi, manau, kad godumas ar gopšumas, lietuviški žodžiai, viskas labai, labai gerai, mes manau, kad kuo daugiau lietuviškų žodžių turėtumėm naudoti. Yra žmogaus savybė, nuo jos nepabėgsime, bet tiems, kurie sunkiai tuos pinigus uždirba, labai sunkiai ir norisi juos, gerai, nesunkiai, bet norisi juos neprarasti, ta pinigų vertė, apie ką mes taip pat galėtumėm pakalbėti, nes atrodo greitas augimas, greiti pinigai. Tai grįžtant prie to jūsų pagrindinio klausimo, kaip neužkibti, manau, kad reikia daryti namų darbus. Namų darbus suprantant, su kokia rizika aš susidursiu. Ir vėlgi aš grįžtu prie to žodžio rizika. Greitas augimas pats savaime nėra duotybė. Finansų rinkose arba kitur, kur žadamas greitas augimas, reikia suprasti, kad jis neteina šiaip iš nieko. Greitas augimas gali atsirasti dėl tos pačios rizikos. Ir rizika turi dvi pusės - ir augimo, ir kritimo. Tai labai dažnai tas jausmas, godumas, gopšumas, apie kurį mes kalbėjome, jis nulėmė tai, kad aš matau tik tai žalią spalvą, arba kitaip tariant, tą kilimą. Bet čia reikia pastudijuoti, pasidaryti namų darbus ir pasižiūrėti, kokia buvo praeitis. Ir aš tuomet, kai apie praeitį informacijos nėra, arba jos negaliu patikrinti, man tai yra taip pat raudona lemputė, svarstyti, ar tikrai verta galvoti apie investavimą. Nes tai yra rizika ir nėra istorijos. Ir čia ko gero esminis dalykas yra būtent tai, kad nebūna, gamta apskritai mėgsta pusiausvyrą. Tai jeigu yra augimas, tai gali būti toks pat ar dar skaudesnis ir kritimas. Žinoma, matot, ta gamta turi pusiausvyrą ir vėlgi jūsų minėtas automobilis, jeigu mes markių neminėsime. Ne? Klausimas, iš ko jis nupirktas, tarkim, ar taip nupirkta už uždirbtus pinigus, ar tai vėlgi imta kokia nors paskola, finansiniai instrumentai. Ar išviliotus pinigus iš žmonių. Galbūt, čia yra kiti momentai, bet ir jūsų dar buvo paminėta, kad yra tam įprastos tradicinės investavimo priemonės. Dar obligacijas norėčiau paminėti. Finansų pasaulyje ta laisva nuo rizikos palūkanų norma dažniausiai sugretinama su vyriausybių obligacijomis. Tai nes, vyriausybė, valstybė, Graikijos
praeities yra labiau išimtis, kai bankrutavo valstybė, bet kalbant apie dabartinę ES, kur finansinis stabilumas yra pakankamai aukštas, tai investuoti į vyriausybių obligacijas yra laikomas tas saugus, sakykime, instrumentas, tai yra apie 2 procentus per metus. Taip, yra kita medalio pusė, kad tie 2 procentai nepadengia infliacijos dabartinių, ypač kalbant apie laikotarpį nuo COVID-o. Bet investicijos į vyriausybės vertybinius popierius irgi yra populiarios ir jos yra dar paprastesnės. Tai yra skoliniai popieriai ir tuomet, palūkanos, kaip sakyt, kapsi, sueina obligacijos išpirkimo periodas, pasiėmė. Bet čia ne biznis, gerbiamas Rytis, atsiprašau, 2 procentai. Tai matot, kokie automobiliai už tos 2 procentus? Aš sutinku. Nes, aš pajuokavau, aišku, bet jūs suprantat, kad aš būtent specialiai sąmoningai ir brėžiu tas aukštas lubas, ar ne, į kurias ir taikosi tie žmonės. Nes tai, ką jūs kalbate, tai yra vis tiek pasidomėjusio, žinančio, išprūsusio, išsilavinusio žmogaus sprendimai. O tie žmonės, kurie remiasi Fintoko rekomendacijomis, jie turbūt turi kitų prioritetų ir kitų lūkesčių. Ir kalbant apie teisinę atsakomybę, nežinau, yra kažkokia tai teisinė atsakomybė tiems žmonėms, kurie dalina finansinius patarimus iš socialinių tinklų ekranų. Tiek, kiek aš galėčiau šiek tiek šaržuodamas pasakyti, tai Lietuvoje savo nuomonę reikšti niekas neuždraudė. Ir nuomonė tai nėra įpareigojimas elgtis. Ir šioje vietoje finansinės institucijos, kurios veikia pagal labai griežtas taisyklės, jos negalėtų nurodyti, ką daryti. Jos turi pateikti visas alternatyvas ir suteikti visą informaciją. Kartais ta informacija yra ir mažom raidėm sutartyse. Po žvaigždutę. Po žvaigždutę ar po kvadratėlių ir taip toliau, bet ją reikia skaityti. Tuo tarpu, ta informacija, kuri ateina per Fintoko kanalus, ji yra labai greitai paimama, labai greitai suvirškinama, ji yra orientuota į tą, kuris galbūt darys impulsyvų sprendimą ir tai galima traktuoti taip pat kaip nuomonės pasakymą per socialinius tinklus. Už nuomonės pasakymą, tiek, kiek aš žinau, nebaudžiama. Baudžiama, jeigu aš dabar pradėčiau kalbėti apie tai, kad tam tikri gėrimai, nuo kurių žmogus apsvaigsta, jie yra naudingi sveikatai ir įvardindamas tos tiksliau, aš būčiau baudžiamas, kadangi yra įstatymai tai draudžiantis daryti, taip, apie tos, nuo kurių žmogus apsvaigsta. Ir jeigu aš pradėčiau kalbėti, kad jie yra naudingi sveikatai, skleisti savaime suprantamą melagingą informaciją, aš už tai būčiau baudžiamas. Tai nežinau, ar čia galima pritaikyti tokią praktiką, bet pavyzdys yra. Bet pasakyti tai, kad, tarkim, iš kriptovaliutų negalima uždirbti, tai irgi būtų tam tikra prasme, nes galima uždirbti. Tai čia yra diskusijos momentas, ar žmogus meluoja. Sunkiai reglamentuojama. Tai yra sunkiai reglamentuojama, aš galbūt visų teisinių niuansų tikrai nežinau ir negalėčiau komentuoti, bet finansinės institucijos, kurios yra veikiančios pagal reglamentą, jos turi labai griežtas taisyklės ir tada to patarimo suteikti tiesiogiai taip. Daryk taip, nes mes garantuojame, kad bus rezultatas, jos negali. Tai vadinasi, žmogus, kuris dalinasi savo tikros ar menamos sėkmės istoriją iš socialinių tinklų ekranų, jisai gali veikti legaliai ar ne ir savo sėkmės, vėlgi nežinom ar tikros istorija, kad ir tikros istorija, pateikti žmonėms ir sakyti jiems, ateikit pas mane, ten, ne taip tiesiogiai, bet darykite kaip aš dariau, o paskui gal jau ir ten ir tų pinigų man kažkokiu tai duokite ir jūs taip pat būsite sėkmingi ir laimingi. Tai yra ko gero tas tiesiausias kelias į žmogaus širdį, ar ne, matant kažkieno sėkmės istoriją ir aš darysiu taip, kaip jisai darė ir irgi būsiu toks paturtingas ir laimingas. Ir tai pavojinga. Galima būtų gilinti turbūt ir teisininkus į šitą diskusiją pasikviesti, bet klausimas, ką tas žmogus atstovauja. Jeigu jis atstovauja tik tai savo nuomonę ir savo istoriją, tai yra viena medalio pusė. Jeigu jis atstovauja kažkokią tai įstaigą, kuri oficialiai turi teisę vykdyti šią veiklą, tuomet jau yra reglamentavimas. Ir socialinė medija yra tokia gan laisva terpė, kur galima balansuoti tam tikrą prasme tarp nuomonės, rekomendacijos, patarimo teikimo, atsakomybės už tai ir taip toliau. Nes vėlgi, viena vertus reikia patikrinti, kita vertus, vėl demokratinė visuomenė. Taip, ir mūsų pokalbio idėja ir yra ne teisinius niuansus išsiaiškinti, o įspėti žmonės, ar ne, ir atkreipti, kad jie atkreiptų dėmesį į būtent tas minėtas raudonas vėliavėlės, pavojaus signalus, kad nesikliautų aklai žmonėmis, kurių nei jie pažįsta, nei jie žino tikros istorijos, nei tuo labiau nežino tikrųjų tų žmonių kėslų, nes naivu tikėtis, kad kažkas tiesiog ims ir pasidalins savo sėkmės receptu,
dykai. Žinot, naivumas irgi yra tokia labai asmeninė savybė, bet kitas momentas turbūt, ką norėčiau dar dadėti, tai kad pats savaime investavimas ir domėjimas šią temą yra finansinio raštingumo lavinimas. Klausimas tik tai, kokias pamokas mes iš to pasiemam ir ar visais atvejais liekame patenkinti po šito proceso. Tai jeigu mes turėtumėm tik tai sėkmės istorijas, nekalbant apie nesėkmės, pinigų išviliojimo istorijas ir taip toliau, turbūt būtų viskas kaip ir labai smagu, gražu, bet turime ir tų nelabai gerų istorijų, piramidžių visokių girdėtų, mes girdim apie tai, kad skambučiai vis pasiekia ir vyresnio amžiaus žmonės su siūlymais investuoti rusakalbiai įvairūs iš skirtingų šalių, sakykime. Dirbtinis intelektas prisijungia ir taip toliau. Juolab, kad sukurti vaizdo kažkokį tai, filmuką nėra sudėtinga su dirbtinio intelekto pagalba. Tai tų, vadinkim tai, pagundų atsiranda labai daug, bet savikritinio mąstymo reikia visur ir ypatingai kalbant apie savo pinigų valdymą arba atidavimą kažkam tai, galvojant, kad atsiranda geradaris, kuris mano pinigus įdarbins ir aš tikrai uždirbsiu daug. Šioje vietoje turbūt tas finansinio raštingumo aspektas yra labai svarbus, suprantant aplinką, o kiekgi galima kitur uždirbti finansų pasaulyje ir tuomet grįžtu prie to pasakymo, kad stebuklų nebūna. Jeigu mes dabar pasižiūrėtumėm į taip vadinamą Lietuvoje skambančią antrąją pensijų pakopą ir reformą ir taip toliau, tai įvairūs fondai, valdomi per įvairias finansinės institucijas, jie siūlo tą uždarbį, tikrai ribose, bet svyruojančiose, sakykime, nuo 4-5 procentų iki 10 procentų priklausomai nuo fondo, ten trukmės ir taip toliau. Ir jeigu kažkas tai man pasiūlo dvigubai, trigubai, tai ar tai reiškia, kad žmonės, kurie dirba profesionaliai tą darbą, jie jo neišmano, nežino tų galimybių ir dėl to jie neinvestuoja, o kažkas atsiranda, kas tikrai gali garantuotus pasiūlyti man ten 30 procentų, jau taip pat turėtų būti tam tikra raudona linija. Bet čia atsiranda šis žinojimas atsiranda suvokiant, kas tai yra finansų rinka. Žinant, kad tarkim Europos centrinis bankas turi siekiamą infliacijos palūkanų normą 2 procentus, kaip pavyzdys. Įmonių akcijas uždirbama, priklausomai nuo sėkmės, bet ilgalaikis tam tikras, sakykime, trendas, angliškas žodis yra, bet bendras vidurkis ten gal 10-14 procentų. Ir kažkas siūlo dvigubai daugiau. Tai iš karto turėtų būti klausimas, kaip, kur, kokia rizika. Ir vėlgi, suprantant, kad ta rizika yra ne tai, kad aš galbūt 20 procentų prarasiu, bet aš galiu prarasti ne 20, aš galiu prarasti visą sumą per tos pačius metus, kai aš galvosiu, kad tik tai 20 procentų uždirbsiu. Tai atvirkštinis efektas gali pasireikšti. Finansinis raštingumas yra sudėtinga disciplina, reikalaujanti laiko, domėjimusi, žinių. Gal paprasčiausias finansinis raštingumas ir yra frazė, kurią jūs pasakėte, stebuklų nebūna. Tiek užtenka, jeigu kažkas toli nuo normų yra. Sutinku, finansinis raštingumas yra taip pat ir matematika, finansinis raštingumas yra taip pat ir vertybės. Kokias žmogus turi, kokias išsivysto šeimoje, galbūt švietimo sistemoje ir su kokiom jisai ateina į gyvenimą. Nes, tarkim, jeigu esu labai linkęs rizikuoti ir įdėsiu pinigus, suprantu, kad nepasiseks, pakelsiu tą savo naštą ir tada vėl investuosiu. Kitaip tariant, atgimsiu iš naujo ir turiu tam galimybės, tai kodėl ne, nes tai gyvenimas taip pat yra tam tikra prasme žaidimas. Rizikuoju, laimiu, pralaimiu, kaip sakoma, nuryju kartelę, einu toliau. Bet jeigu žiūriu taip, kad man reikalingas tam tikras stabilumas, tai tuomet tos rizikos norisi kuo mažiau, arba kitaip tariant, subalansuoti, kad jos būtų sąlyginai mažiau. Ir tuomet tam tikri instrumentai jie gali būti per daug rizikingi, norinčiam stabilaus finansinio gyvenimo ateityje. O žmogui neturinčiam patirties finansuose, bet norint įgyti tą elementarų, jeigu taip galima įsireikšti, finansinį raštingumą, kokius kelius rekomenduotumėte, turiu omenyje bazinį žinių paketą, kad gaut, ne universitetinį, bet jeigu toksai egzistuoja, kalbant būtent apie finansinį raštingumą, kuris, kaip žinome, yra sudėtinga disciplina. Aš manau, kad nereikia ieškoti kažkokių tai labai sudėtingų žinių. Jūsų minimas fintokas taip pat prisideda prie finansinio raštingumo. Ir šioje vietoje, kuo daugiau domėsiuosi, tuo daugiau aš turėsiu savo galvoje ir galėsiu
lengviau nardyti tarp savokų įvairių, tarp produktų ir taip toliau. Bet ta kita medalio pusė, tai pasiskaityti vis tik tai oficialių institucijų įvairias finansinės apžvalgas, kurios ir sakytų, koks yra vidutinis, tai tarkime, finansinės grąžos dydis įmonėse, kiek valstybių obligacijos siūlo mokėti ir tada savikritiškai įvertinti šiuos abudu momentus, kitaip tariant, oficialių institucijų, kurios, tarkim, Lietuvoje yra Lietuvos bankas, kaip pavyzdys, informacija pateikiama, pasižiūrėti galbūt ir tą patį fintoką ir pabandyti suvesti galus. Ir jeigu ten, kur yra dideli skirtumai, jau turi būti klaustukai. O jeigu aš tikiu stebuklais? Jeigu jūs tikite stebuklais, tai mano patarimas tuomet į ChatGPT įsivesti frazę, kaip tapti turtingu per trumpą laiką. Ir tada vykdyti tuos visus nurodymus, kurie jums bus pateikti. Ne taip, kaip jūs suformulavote, bet esu klausęs apie papildomas galimybės susidirbti. Dirbtinis intelektas pateikia labai protingus, bet labai žemiškus ir labai paprastus. Jame stebuklų irgi nėra. Tiesiog tie keliai, kuriuos mes visi ir taip žinome. Ir galbūt pabaigai turite kažkokį tai vėlgi esminį patarimą, kaip nenudegti, kaip nepakliūti ant, įvardinsiu šiuo atveju, jau sukčių finansinių manipuliatorių meškerių. Aš manau, kad vienas iš tokių bazinių patarimų, tai pasidomėkite giliau. Kitas labai paprastas patarimas, jeigu jau norisi pagauti tą sėkmės paukštę, tai nedarykite to iš pat pradžių su didelėm pinigų sumom. Pasistengkite su mažom, pabandyti, pasižiūrėti, ar gaunasi. Jeigu nudegsite, bent prarasite nedaug. Jeigu laimėsite kažką tai, tarkim, gausite grąžą, tai turėsite patirties ir tada sekančių žingsnių būsite gudresni, sumanesni, siekti aukštesnių tikslų. Tai tikrai čia jokiais būdais nenoriu pasakyti, kad nereikia lysti į tą finansų pasaulį. Reikia, bet viskas priklausys nuo to, kiek jūs akceptuosite arba priimsite tą riziką. Ar rizikuoti iš karto su didelė pinigų suma? Manau, kad pradedančiam nereikėtų. Ir tarkim, ir vyresnio amžiaus žmonės vis pasigirsta, kad juos atakuoja su pasiūlymais investuoti santaupas gyvenimą ir taip toliau. Ir kažkam labai knieti, nes tas investavimas lyg ir yra ant bangos. Nieko tame blogo nėra, bet vėlgi pabandykite įsivertinti rizikas, pasidomėti ir jeigu tai yra pirmieji žingsniai, pradėkite nuo mažų sumų, kad nesėkmės atveju nebūtų labai didelis nuostolis. Puikus patarimas. Ačiū Jums labai už šį pokalbį ir šis pokalbis buvo dalis projekto Sąmoninga bendruomenė nuo atsparumo iki atsakomybės. Šis projektas vykdomas portale Diena.lt ir jisai yra dalinai finansuojamas iš Medijų rėmimo fondo. Ačiū žiūrėjusiems ir iki pasimatymo kitą kartą.